Labas visiems, mano vardas yra Robertas, aš esu iš DevBox LT komandos ir dabar jūs mokysiu 3ds Max modeliavimo pagrindų. Atsidarysime 3ds Max langę, mes matome 4 langus. Čia mano yra 2009 metų versija, bet nesukels problemų, jeigu jūs turėsite senesnę ar tai naujesnę versiją. Taigi mes turime čia 4 langus, kuriuose mes dirbsime. Čia yra perspektyv langas, kuriame galėsime matyti modelį iš visų pusių. Praktiškai galime matyti modelį iš visų pusių ir šiuose languose. Bet pasilikime šios 3 langus matyti tiksliai suskirstose langeliuose modelį iš visų pusių, tarkim, iš šono, iš kairės ir iš viršaus. Bet galime pakeisti visą šį reikalą ir iš apačios, iš dešinės ir taip toliau. Tarkim, sukuriame 3D modelį pasirinkę iš primityvių objektų, tarkim, dėžutę. Iš karto matome, kad mūsų perspektyvoje atsirado 3D modelis. Mes jį galime apžiūrėti iš visų pusių, paspausdami šią ikonėlę ir paprasčiausiai žiūrinėti aplinkui, paspausdami ir sukinėdami mūsų pelytę aplink čia ašį. Matome modelį iš priekio, iš viršaus ir iš kairės. Norėdami aktyvinti šį langą, spaudžiame šią ikonėlę ir mes matome visą modelį per visą ekraną. Galime lygiai tą patį padaryti, paspausdami Alt ir W. Mes šį modelį galime judinti 3 ašimis. Tai yra Y ašis, X ašis ir Z ašis. Taip pat galime mes jį sukinėti ir, aišku, didinti, mažinti visomis ašimis. Čia yra animacijos panelė. Šioje panelėje bus dirbama animacija. Galėsime animuoti savo modelius. Kaip pavyzdį dabar parodysiu, kaip galima animuoti modelį. Uždedame vieną kadrą, praslenkame slenksnį ir paprasčiausiai pakeičiame modelio formą ar tai poziciją ir mums užfiksuoja kiekvieną kadrą to modelio pozicijos keitimu arba paprasčiausiai objekto formos keitimu. Visi modeliai daromi iš primityvų, tarkim dėžė, sfera ar tai cilindras. Tiesiog manipuliuojant visais šiais modeliais yra išgaunama tam tikra forma, kurią mes norime sukurti. Spaudžiame F4, norint matyti poligonų kraštus. Modelis sudarytas iš poligonų, štai šie kvadratėliai. Paprasčiausiai juos tampant, keičiant jų poziciją, išgaunama tam tikra forma. Vėliau bus paaiškinta, kaip kuriami 3D modeliai ir sukursime patį pirmąjį 3D modelį. Dabar paprasčiausiai aš aptarsiu visus būdingus 3ds Max bruožus. Norint gauti galutinį rezultatą, turime surenderinti vaizdą. Render mygtukas yra štai šis, Render Production. Spaudžiame Render Production ir gauname galutinį vaizdą, su kuriuo mes dirbome. Aišku, mūsų šis vaizdas nėra stulbinamas, bet pridėjus tam tikrų tekstūrų ir tam tikrus šeidus galime gauti itin stulbinamą vaizdą. Apie renderinimą pakalbėsime vėliau. Dabar norėčiau aptarti apie materials, tai yra spalvos arba medžiagos, kurias uždėsime ant trimačių modelių ir gausime kaip yra pačio objekto išvaizda. Čia yra šie kamuoliukai reiškia materials, tai yra mūsų medžiaga, jie yra pilki.
tarkim, pasižymime visus modelius, spaudžiame Assign Material to Selection ir mūsų visi modeliai papilkyje. Galime pakeisti jų spalvą prie Diffuse panelės. Dabar smulkiai ir labai giliai nešoksiu aš į Material vandenis, bet suprasti, kas tie materials, leisiu vėliau. Bet susidarykit bendrą vaizdą, kad tai yra modelio objekto išorės spalva ar tai tekstūra. Čia viskas bus dirbama, kad išgauti modelio išvaizdą. Tai yra tekstūros arba spalvos ir taip toliau. Kaip ir kiekvienoje programoje galime išsaugoti mes modelį. Spaudžiame File, Save, o jeigu norime išeksportuoti modelį į tam tikrą formatą, spaudžiame File, Export. Ir galime pasirinkti populiariausius formatus kaip 3DC, FBX arba Object formatų.